Sveiki. Apie šiandien dienos darbus pasakysim tiek. Sudėjom makaronus visame beveik pirmą aukštą. Sudėjom. Va. Makaronai, kaip atrodo. Makarono aukštis visas tas pats kaip ir praeitais metais, kad visi varžtai ir visi sukimai eitų tą pačią liniją, kaip ir ant praeitų metų lentelių, kad būtų. O štai viską darėm pagal praeitus metus. Vat visi makaronai sudėti. Va ten, kur yra tam sijonui viršutiniam, va ten yra paruošta. Ir daugiau jau viršui, šitoj vietoj va šičia sijonui. Ir apačioj, apatiniam sijonui irgi va jau visi 3 makaronai sudėti. Dabar va tik tai suku tinklelį. Paskui parodysiu. Sudėjom makaronus po langais, nes po langais makaronai irgi lentelės įstačios, kad prisisuktų. Sudėjom stogeliui virš langų makaronus ir pastorinimus. Pabandysiu paskui parodyti, kaip tai turėtų būti. Planuojam daryti neužilgo, jau stogelius pasidarysim, kad pritaisyti, kad gerai matytųsi. Tai va, tai šitokie darbai padaryti. Rytoj darysim stogelius virš langų, prisitaisysim laikinai, kad žinotumėm, kaip jie atrodo, ir tada dabaiginėsim makaronus viršui. Lipsim į viršų ir dar dabaigsiu klijuoti langą, o ten viršui matosi, va pačiam viršui dar trūksta juostelės. Tai va dabar va tokie darbai. Einu dabar suksiu tinklelį nuo graužikų toliau. Va, tinklelis susuktas. Jisai va ten apačioj yra prisuktas, pačioj pradžioj buvo, kol dar nebuvo nei vieno makarono. Tada lenkėsi per makaronus, per vatą, per plokštę, per kitus makaronus šituos ir per šituos lenkėsi ir užsilenkė čia ir sukasi. Sukusiu va tokiais varžteliais. Čia vis tiek ant viršaus dar dėsis šviesi lenta tokia plati su stogeliu skardiniu. Tai čia pasislėps viskas, svarbu, kad ten nieks nepatektų. Jokie pelėnai. Truputį dabar apie progresą, ką padarėm. Tai padarėm visiems 3 langam apačioj stogelius, kurie virš langų eis. Čia lentelių imitacija kol kas yra. Tokie stogeliai. Virš jų skardinimas. Ir čia toliau vėl lentelės. Viršų. Čia po apačią lentelės dėsis. Šonuose apdaila. Tai vat. Čia dabar laikinai prisukta yra tam, kad žinotumėm, kad matytumėm, nes paskui, kai jau pradėsim dėti lentelės, tai bus galima juos prisukti pilnai. Nu ir aišku, visur makaronai padaryti. Anas langas irgi jau atmatuotas, pamatuotas stogeliui. Stogelis irgi yra paruoštas, nudažytas, tik tai dar nesukonstruotas. Dar jį sukonstruoti reikia. Va, tai šitas stogelis yra. Šitas stogelis yra. Nu ir šito lango stogelis taip pat yra. Jie prisukti vat laikinai dabar. Ir skardos visur bus ant jų. Taip, ką dar padarėm? Pasidarėm, vat pasiruošėm lentas apatiniam sijonam. Ateinam, pažiūrėkim dabar, kaip jisai dėsis. Mes turim nulipti. Va, taip pat kaip šitas, taip pat eisi šitas. Čia supjovėm 45 laipsnių kampu. Šita lenta irgi taip pat eis 45 laipsnių kampas, susiklijuos ir prisisuks. Pasiknisom, aišku, su tais makaronais čia, bet viskas labai gerai. Vat makaronus jau baigiam, galima sakyti. Makaronų truputį lieka.
Tai juos susidėsiu, kitiem metam pasiliksiu. O šį čia vat jau baigta. Palangės tik tai kai dėsiu. Čia dar vienas makaronas eis, ant kurio remsis palangė ir prie kurio suksis OSB plokštė. Čia dabar laikinai yra padarytas tam, kad čia lentelės irgi eis žalios nuo apačios iki pačiagi lentelės eis po palangę. Tai va, tai čia irgi iškišinėsim tiek pat. Tai va, tokie darbai, taip jeigu parodyti iš toliau bendrai kaip atrodo. Ten viršui vat makaronus tokių irgi pagal stogo. Ten vat viršui pagal stogą vat irgi padarėm makaronus, va taip vat visus sudėliojom. Tai vat su jais jau gatava užklijuota, o anas langas irgi vat užklijavau. Rytoj tada pabaigsim aną stogelį viršui, virš lango antram aukšte ir dėsim tą plačią lentą. Turim jau susipjovę, kaip sakiau, ir vat dėsim, klijuosim, suksim. Po to ant viršaus skardais, tada žalios lentelės. Tai va taip. Iki kito.